Labas rytas, draugai! Šiandien naktis buvo gana šilta, bet iš ryto palijo lietus, bet dabar ganėtinai neblogai, bet yra užsiniaukę debesėliai. Tai tikimės ir kryžiuojam pirštus, kad šiandien nelys. Ir neįtikėtinai daug uodų šiandien iš ryto. Šiauriai daug. Marius jau sudėjo palapinę, sukrovė daiktus ant motociklų. O Karolina tuo tarpu spėjo paruošti pusryčius. Žinokit, į kelionės galą jau žiauriai sunku sugalvoti kažką, nes jau blėsta idėjos, yra biškį ir to nuovargio, bet sugalvojau kažką naujo ir ganėtinai paprasto ir greito. Tai pas mus ant stalo pagaliau pamatysi daržovių. Ir bus kruasanas su užtepėlė, vienokiu sūriu, tada kumpis, kitoks sūris ir vėl kruasanas. Itališki pusryčiai, Taip. prancūziški. Taip, bet aišku, dar duosiu desertuko, dar bananas yra. Tai skanaus visiems, kas valgot. O kas nevalgot, eikit valgyt. Ir mes šiandien ruošiamės į labai ilgą kelią. Važiuosim į Ciurichą, mums nuo čia apie 120 km, tai skaitau labai daug, kaip Šveicarijai. Užtruksim apie porą valandų, įturiu gal netgi ilgiau, apie 3 valandas. Ir tikiuosi važiuosim be lietaus, smagiai. Kaip tau kruasanas? Skanu labai. Tai va, prie arbatos dar tokie sausainukai su šokoladuku. Prašau, ponas, galite paimti. Čia iš Lietuvos atvežiai? Ne. Kaip ir sakiau, kad Šveicarija šiandien nelabai gražiai su orais džiugina. Jau po biškį prasideda lietutis, krapnuoja, mes labai greitai ruošiamės. Ir man atrodo, reikės dėtis vėl kostiumus nuo lietaus, kaip aš jų nenoriu dėti. Vienas dalykas džiugina tik tas, kad mes šiandien nakvosim viešbutį. Žiauriai kietam viešbutį, ne? Ne, paprastas ten viešbutis. O tas sėdi. Aš juokauju, kad ten bus labai kietas viešbutis. Už kiek eurų? Gal kokie 118? 118. Nu tai žinokit, koks bus viešbutis už 118 Šveicarijai. Nu tai tu susiruoši greičiau, ar ne? Tik kol tu filmuoji, galėtum man padėti. Galėčiau. Einu padėti. Kažkaip išgąsdino mus tas prasidedantis lietutis, tai mes greitai pradėjom suktis ir krautis daiktus, bet ačiū Dievui, kad jis dingo ir dabar labai neblogas oras kol kas. Bet apsaugų nuo lietaus tai vis vien gali prireikti. O Marius dabar enduro ir vėl veža mano motocikliuką į viršų. Na ką, liko iš čia išvažiuoti. Dar biškį palijo, dar šlapiau. Reikia greičio paimti. O, buksuoja. O, neužvažiavau. Supranti, šlapia labai. Marius neužvažiavo į kalną, nes važiavo ne ten, kur visą laiką išbandė naują trasą. Ne nauja, čia aš važiavau vakar su Afrika. Blemba buksuoja. Atrodo, kad nestatė įkalnė, bet iš tikrųjų tai statė. O, Jėzus. Juodi dūmai eina, Karolina. Retai gazuoja. O, slysto. Tu čia iškasiai duobę, tau baudą išrašys. Blemba, rimtai. Sakau, slystu, labai slydu. Davai, važiuok. Tai žinok, aš galiu nebandyti sėsti. Blemba, reikia nulypt, man atrodo. O! Stabli! Oi, blemba, Marija! Ką tai? Gal išdėt, kaip aš slydau į galą. Tu padarysi mano motociklą, Marija!
Aš sakau, aš pati geriau užvažiuoju. Davai, kelsim į kreitį. Dabar vienas ir kel, pažiūrėk. O, kokius. Didelis čia. Eik iš čia. Eik tu. Davai, bandom pakelt dabar dviesi. Bandom pakelt, nu. Davai, greičiau benzas bėga. Greičiau kylam. Kelgi, blema, sunku, ble. Valiai, davai. Nejuokink manęs. Nu, sek šitą tašį, nes suplėšysi. Juokina jinai. Sakau, slydų labai. Slydų jam labai. Blemas benzas kaip bėga. Tu, blema, benzas 2 eurai kainuoja. Davai, kilk. Palauk, davai, susijimam. Palauk, aš neturiu kažko paimti. Tai davai aš čia priekį gal imsiu. Reikia kažkaip jį atsuk, žinau. Nes taip nepakelsi. Blema, tai vairą sulaužysi. Daug aš net vairą čia paimsiu. Lauk, tu palaikyk, taip aš peršoksiu. Buvo labai sunku. Bemsas visada sunkiai kūrėsi, kai vat nugriūna. Kažkodėl tas benzas labai greitai iš karbo išbėga. Viskas gerai? Dabar bandau su savo. Taip, šiukščių nepalikom, nieko nepalikom. Galima važiuoti. Tai ten užaugs tos duobės. Karolina sako, kad ten pryrausiau labai. Viskas ten gerai. Oi, su savo Afrika tai lengvai, žinai. Ne, per mažą greitį buvau pasiėmęs, nesitikėjau, kad ant tiek bus slydų. Tik pradėjau važiuoti, iškart buksavo, žinai. Ką, važiuojam? Važiuojam. Šaunuolis, žinau. Viskas gerai, vairas nekreivas. Nu, su nuotykiais mes šiandien pradedam. Mankštelė iš ryto buvo pakilnot BMSą. Nieks neiškrito, tu savo tašę prikabinai apie centrinę ant bako. Išvažiavom mes iš savo vietelės, jinai va ten va kalnuose. Kaip ir minėjau, mums 120 km ir 2,5 valandas važiuosim. Tau piltis nereikia? Davai kitoj. Blembas, čia kaina buvo nebloga. Davai apsisuksim. Užsipilsim. Paskutinė diena ir jau, beveik paskutinė diena ir jau prasideda problemas kažkokios. BMSas kažkodėl užgeso. Stumk, davai tu tik. Ir toj lietus prasidės. Kas čia atsitiko? Tiesiog važiavau ir tiesiog dingo viskas taip. Vėl laidai, spinoj kažką trumpina. Bandysim tvarkyti. Matau, bet kas iš to reikia surasti problemą vis tiek. Man užknisa, kai problemas būna va su elektros susijusius. Nu ką, statom čia palapinę. Ištraukiu visus savo įrankius. Ir ko ieškai dabar? Ieškau. Su kuom atsukti Karolinai ten spyną. Tu save pirštinėse gūni? Nu tai aš taip sudėjau, kad čia nebarškėtų, nes aš visų galvučių neėmiau jį. Paėmiau visas galvutės, kurios galėtų prireikti. Taip. Einam bandyti atsukti. Aiškink, kad ir žmonės galėtų pataisyti. Tai ką čia pataisyti? Nieks čia nepataisys. Ten pas Marį nukrito vargštelis ir kažkur užstrigo, tai jis ant motociklo
Čia keikėsi šiek tiek, buvo piktas. O kaip dabar sekas? Gerai. Gerai. Kaip ir galvojau, kad spinoj pačioj problemos yra. Ir radau nupūvusi laidą. Va su senais motociklais kaip būna. Nupūna laidai. Ir blogiausia, kad jisai nupūvo prie pat spinos. Prie pat spinos ir nėra kaip jį susukti. Prie pat spinos. Ir kas dabar bus? Nežinau. O žinot, mes šiandien važiuojam į Ciurichą ne šiaip savo. Mūsų ten laukia 17:30 šokolado muziejus ir ten dar turim nakvynę. Tai labai įdomu dabar, ar čia pavyks kažką padaryti, ar ne, ar spėsim, ar nespėsim, taip? Taip. Būtų visai neblogai, jeigu mes turėtume dabar, žinai ką, lytoklį. Aš galiu ant Afrikos atsisėst. Ir kas tada? Važiuosi ieškoti lytoklio. Ne, reikia elektros lytoklio. Tai elektrą tai va čia va kur nors pajungtume. Nukrito keli lašai, tai paslėpė Mocus Marius po stogeliu ir dabar tvarko toliau, o aš ištraukiau dujinę. Ir Marius bandys įkaitinti žirklės iki raudono metalo, kad sulituoti. Taip. Kai ateina prie kameros, tai jis šypsosi, taip, tai jis toks piktas. Aš susikaupęs. Susikaupęs. Aš susikaupęs, nepyktas. Šildom čia atsuktuvą ir adatą. Adata tai jau dega, Mariau. Gerai, tai taip. Baisiai pasisekė, kad turim čia šalia stogelį, o ne kažkur vidury laukų stovim. Nes pažiūrėkit, čia viskas jau pila, viskas šlapia, va pagal asfaltą galima pamatyti. Nu ir dar kol kas, žinokit, nesiseka. Čia jau bando ir žirklės, ir adatas viską kaitinti. Dabar žirklės eina į trasą, šildosi. Gaila, kad neturi Marius litmetalio. Tai Hebra, man atrodo, pavyko man padaryti. Tai dabar papranginau Karolinos BMW, jisai gaunasi dabar turi beraktę sistemą. Tai vienu žodžiu galima bus dabar užvedinėti be raktų. Karolina tiesiog galės nešioti kišenėje, ateiti, užvesti ir viskas. Ir dabar kaip naujuose BMW. Marius tik dabar toks linksmesnis, čia jau, nežinau, virš valandos laiko turbūt kankinasi. Ir čia jau nervai. Va tokie va. Taip? Kas? Viskas mes susiruošėm, tai tikiuosi dabar tikrai liko 120 km ir jau susitiksim Ciuriche. Ir aš slepiu kamerą, nes man atrodo bus lietutis. Aš taip įsivaizduoju, kad niekur nestosim, nes čia prabuvom per ilgai, kad galima būtų sau leisti sustoti kažkur. Lekiam į viešbutį greičiau. Nes šiandiengi turim varyti į muziejų, šokolado muziejų. Gal ten nuotaiką pakelsim? Žinokit, atvažiavom jau viešbutį, mes visi šlapi. Nu, ne visi šlapi, bet lijo baisus lietus ir dar nedžiugina tai, kad mane nufotkino fotoaparatas. Buvo 50, važiavau gal kokiais 5. Negreitai. Negreitai, tikrai keliais senais. Kilometrais per valandą ir mes tokie, nu what the fuck, nu kodėl, atostogų paskutinės dienos ir va taip va. Dar pergyvenam, kad gali būti, kad važiavom automagistralę prieš kelias dienas ir nesusimokėjom, nes sakė degaliniai, kad nereikia mokėti. Kiti sako, reikia mokėti, tai jeigu bus laiko, ieškosim gal policijos komisariato. Nu taip, reikėtų užvažiuoti, nes nelauksim, kol ateis iki Lietuvos tos baudos, nes ten įtariu, kad bus papildomai dar administracinis mokestis. Aš įtariu. Ja. Antstoliai dar kokie paskui ateis, jeigu nepamatysim ar dar kažkas. Tai mes dabar turim viešbutį už 118 eurų, tai galiu parodyti, kad jūs įsivaizduotumėt, ką gaunat. Pas mus tokie viešbučiai kainuoja 50. Kaip čia šviesą jungti? Tai tuoj parodysiu, ką mes turim. Užeinam, turim va tokį va tuliką su tokiom durim, kur visur tarpai. Šitos tai iš vis durys va skraidančios. Tada čia tulikas.
Čia jau plaukai buvo, gal Marius išmetė. Va tai va. Ir tada vienas geras pliusas, tai kad mes turim balkoną. Mūsų batai sušlapo, tai čia džiūsta. O čia pakabinom savo aprangas. Nu, čia turim dar staliuką. Taip, toliau turim spintą, darbo stalas ir kaip ir fainai, kad turim virtuvę, bet žinokit, nėra nei vieno įrankio, nei lėkštės, nei arbatinuko, nei keptuvės, nieko nėra. Tai va tokį numerį gaunat už 118 eurų. Atrodo, turėtume šiandien švęsti, varyti šokolado muziejų, varyti valgyti sūrio fondiu, o dar kiekvieną mėnesio pirmą dieną mes taip švenčiam savo mėnesio metinės, taip sakant. Bet žinokit, šiandien ne ta diena, ne mūsų diena, nesiseka mums šiandien. Va tiek trūksta iki apsivirkimo, jau biški buvo ašarų. Davedė. Ir kodėl, sakom, paskutinę dieną visokie šūdai. Nieko nepadarysiu. Nieko, tikiuosi, kad dar iki šokolado fabriko važiuoja 9 kilus ir lyja lietus. Ir kaip važiuot, mes nežinom, kaip važiuot. Bet tikiuosi prisivalgysim šokoladą, būsim laimingi ir tada eisim, užpoliruosim viską sūrio fondiu. O dar pas juos, man atrodo, šiandien šventinė diena, gal reikia staliuką užsirezervuoti. Na, žodžiu. Mes jau išsiprausiam, persirengėm ir keliaujam iki šokolado muziejaus. Važiuojam ne su mocais, nes toksai labai neprognozuojamas oras, tai lyja, tai nelyja. Mes, aišku, be skėčių, bet turim striukę su kapišonais. Iki ten bandysim važiuoti autobusais, pirkti biletėlius pas vairuotojus. Ir mūsų kelionės trukmė nepilna valanda, 5 minutės, kažkas tokio, jo? Šiaip tolokai. Tai žinokit, biletėlių negalima pirkti pas vairuotoją, nors viešbutyje recepšinėje sėdėjo moterytė, tai pasakė, kad galėsiu nupirkti pas vairuotoją. Ir negalima, vairuotojas sako, kad negalima pas juos pirkti. Vienu žodžiu, važiuojam dėl zuikio. Taip, ir vairuotojas irgi sako, išlipsit į stotelį, nusipirksit. Sakom, tai palauks. Ne, paskutiniai stotelį. Ir taip, viskas labai neaiškiai. Mes jau užėjom į šokolado namus Lindate ir mums pasitinka botaniškas medis, kakavos. Man tai įdomiausia dalis, ten, kur galima pavalgyti. Paragauti kažko. Čia dar duoda tokius aparačiukus, kur pridedi prie skenerio ir gali klausyti. Čia yra visa šokolado istorija, nuo kaip kas prasidėjo ir kaip kas gaminama ir ruošiama. Parodyk tą aparačiuką. Toks aparačiukas, jūs paimat jį, priliečiat čia ir galit girdėti. Nori paragauti? Mums reikia greičiau praeiti ten, kur bus ta salė, kur valgysim šokoladą. Jeigu galima bus. Nu, aš žiūrėjau, kad galima. Mes jau atėjome į tą salę, kur galima ragauti. Čia paimam šaukštelį. Papumpuosi ir man? Das Platz ist okay. Okay, fertig, Lydia. Baltas šokoladas. Čia šiltas. Skanu. Ten toliau bus dar saldainiukai, žinau. Aš nesupratau skonį, žinau. Paragauti dar reikia? Taip. O tu paėmė savo gertuvę? Einam prie kitų. Dabar pieniškas. Pieniškas geras. Ir dar yra tamsusis šokoladas, juodas.
Prie pieniško dar sugrįšim. Irgi labai geras, aš dar noriu. Neparagavau. Gal juodas net ir skaniausias? Kiek ten įėjimas buvo? 15 eurų. Verta. Karolina pakvietė mane saldainių pavalgyti. Sako, neprisivalgyk to šokolado skysto šilto, einam saldainių paragauti. Aš žinokit, tik dėl šito čia ir atėjau. Mūsų neblogai perskaityti, nors ką valgom. Nes tiesiog valgom vaikščiam. Opa. Ir dabar. Opa. Mes tokie aptingę, jau bloga. Jau bloga, na šokoladą pilna kišenė prisikroja. Jau visiškai neįdomu, šitie stendai. Žinokit, aš tai tikrai rekomenduoju. Už 15 eurų buvo tiek galima privalgyti šokoladų žiauriai. Jeigu jūs mėgstat saldumynus, tai mes tikrai rekomenduojam šitą vietą. Labai patiko, prisivalgėm. Ir tokia kaina Šveicarijoje, tai labai stebėtina. Žiūrėkit. Va. Namai šokolado. O dabar mes planuojam sėsti į autobusą ir važiuojam ragauti sūrio fondiu. Čia šiandien Karolina viską planuoja. Nu, ne viską. Nu ką, viską šiandien tu planuoji. Gerai. Aš šiandien nieko neplanuoju. Viskas mano atostogos baigėsi. Visas mano planas įvykdytas. Dabar Karolina tęs atostogas. Ne, aš tik norėjau į muziejų šokoladą nueiti. Ir ne tik, ir į fondiu paragauti. Ir fondiu norėjau paragauti. O taip, sakau, šiandienos diena tau. Autobusai kainuoja truputį pigiau, vienam žmogui 2,70. Bet čia yra 30 minučių bilietas, stovi toksai aparačiuką, ten išsirenkat. Ir žinokit, nusipirkom 18:32 ir rašo, kad galėsim važiuoti iki 19:02. Tai jau laikas iš karto prasideda nuo pirkimo minutės. Reikėjo tiesiog pastovėti dar palaukti, žinai? Taip. Mes tipo galvom, kad užeisim ir tada nusiskanuos ir nuo to momento, kada užeina. Ir mūsų atvykimo laikas pagal Google Mapsą rodo 19:07. 5 minutės vėluosim. Taip, 5 minutės zuikiu važiuosim. Dabar mums reikia apie 7 minutės paeiti iki restorano, bet tuo pačiu ir pasižiūrėsim, kaip atrodo Ciuricho miestas. Priminantis Belgiją. Šiek tiek yra panašumų. Ir čia yra, žinau, kad upė ištekanti iš ežero ir ten yra ant tiek tyras vanduo, kad žmonės miesto centre vasarą maudosi. Ne, taip kaip pas mus Vilniuje, žinai? Taip. Ir dar skaičiau, kad čia yra 1200 geriamų vandens fontanų. Ir vieną kartą per metus iš vieno fontano per ypatingą progą teka netgi vynas. O gal šiandien ypatinga proga? Nes šiandien kas tokia? Tarptautinė Šveicarijos diena. Šiandien yra rugpjūčio 1, antradienis ir žmonės nedirba. Žinokit, Karolina tikrai nesumelavo. Vanduo labai švarus. Labai švarus. Skaidrus, matosi kiekvienas akmenukas. Čia, žinai, ir gylio yra, nes valtis plaukė. Taip. Ir matosi vis tiek dugnas. Čia bus kokio 1,5 metro, matosi jaučiu jo. Gal ar daugiau. Pažymėjus 2 kavinukės, kur galima eiti valgyti fondiu, tai žiūrėkit, prie vienos atėjom, kuri turi beveik 5000 atsiliepimų. Tai eilutė prasideda nuo ten, iki čia ir va ten pavadinimas nuo ten. Tai skaičiau, kad visai neblogai, bet aptarnavimas šiek tiek prastas, nes tiesiog padavėjai nespėja, o maistas visai neblogas. Tai einam į kitą kavinukę, kur yra šiek tiek mažiau atsiliepimų, apie 1500.
Ir pažiūrėsim kaip ten. Ali ten irgi skaitosi, kad maistas nėra blogesnis, gal netgi dar geresnis. Taip. Man atrodo, čia jau yra, žinai, kai jau užkabina daug Tada ir žmonių. kokybė nuvertėja. Einam čekin. Brangiausią maistą pasaulyje gyvenime. Čia bus turbūt pirmas mūsų apsilankymas restorane Šveicarijoje, nes gėrėm kavos, bet kad valgyt tai nevalgiam. Valgiam tik šituos. Valgiam tik konservus. Ne, dešrelės, kaip jie tenais. Hotdogai. Bet ten buvo žiauriai lievi hotdogai. Darom statymus, kiek išleisim? 100? 100 pem ar 200? Mes jau persikėlėme į restoraną, tai žinokit, šiandien mes švenčiam. Užsisakėm paragauti rakletės sūrį ir žinoma sūrio fondiu, prie jo dar užsisakėm bulvyčių ir užsisakėm balto vyno. Tai buteliukas balto vyno, spėkit, kiek kainuoja. Gerai, netepsi gumos. Mes paėmėm ne patį brangiausią, o galima sakyti patį pigiausią, už 45 vietinių pinigų. Prabangiai. Ir dar užsisakėm fondiu, irgi ten kainų nesakėjo. Gal aš pabaigoje paliksiu intrigą, žinokit, kiek visumoje išleisim. Bet žinokit, mums žiauriai pasisekė su padavėju. Žiauriai geras berniukas, jis mums padėjo išsirinkti, parekomendavo, sakau, o kas čia? Ir jis sako, jeigu jūs norit ir tą pargauti, tai nesiūlau to ir to. Tai čia aptarnavimas mums jau žiauriai patinka. Žinokit, mes taip laiku atėjom, jūs nepatikėsit, jau yra eilutė iš kokių 8 žmonių tikrai, ne? Tai netgi galėčiau pasakyti, kad reikėtų rezervuoti vietą iš anksto, ypač jeigu tai bus savaitgalis. Pasiskambinti ir pasakyti, ir viskas. Manau, čia nėra problemų. Taip. Atnešė mums jau rakletę ir atnešė fondiu. Tai sakau, o yra kokie patarimai, kaip valgyti? Tai sako, jo, būtinai panerkite visą bulką. Sako, geriau suvalgyti daugiau sūrio nei bulkos. Ir tiesa, dar atnešė bulvių. Tai tuoj ragausim ir viską mirkysim į sūrį. Skanaus mums ir jums irgi. Ragaujam pirmą kąsnelį rakletės sūrio su batonu. Žinai, ką primena? Kai vaikystė įdedi batoną ir daug sūrio į mikrobankę ir gerai paskrūdini. Jo, šitas? Visiškai šitas. Aš kaip sūrį mėgstu, tai labai skanu. Aš tau namie dažnai taip darysiu. Kiekvieną vakarą, žinai, galiu. Aš tada būsiu storulė. Žinokit, rakletė buvo labai skani. Man patiko, bet toksai grinai vaikystės skonis, kai eidavom į mokyklą, rytais skubėdavom, kišdavom sumuštinį iki mikrobankę, gerokai pašildydavome ir va tas va skonis. O čia aš parašiau, imsiu dabar bulvytę ir bandysiu mirkyti į fondiu. Oh my god. Oh, no. Bet iš karto gal nevalgyk. O, žiūrėk, čia mūsų dienos proga, bučkiai. Su bulvė idealu. Pabandom su bulka. Bulvės reikia užsakyti papildomai, o bulka jau įeina. Aš pasakysiu su bulvė žymiai skaniau. Kokį gabalą čia pavogei. Karštas. Tai šitą restoraną mes tikrai drąsiai rekomenduojam, labai patiko, maistas tikrai labai skanus, kainos tikrai nėra mažos, bet Šveicarijoje visur jos labai didelės. Ir norėjom labai padėkoti Vyčiui, kuris prisidėjo prie mūsų šitos vakarienės. Mes net nežinom, kaip reaguoti į tokias dovanas ar tokį palaikymą, tai siunčiam tau linkėjimus ir ačiū labai. Ir ačiū visiems jums, kurie palaikot mums, nes tikrai esame labai dėkingi ir kartais net nesuvokiam, kad taip vyksta su mumis, kad mes dalinamės gerumu su jumis, o jūs su mumis. Tai žiauriai faina, ačiū, linkėjimai iš Šveicarijos. Tai draugai, aš įtariu, kad jau spėjot paspėlioti, kiek mes išleidom komentaruose ir dabar galim atskleisti
tą visą didžiulę sąskaitą, kurią atnešė ant viso stalo tokią. Nu, šiaip galiu pasakyti, kaip šveicariai mes labai kukliai pavalgėm. Ane? Kukliai pavalgėm? Jo. Tai jeigu šveicariškais pinigais, tai 9,850. Jeigu eurais, tai išeina mums 109 eurai, kem 4 centai. Tu žinai, kažkas gali pasakyti, kad čia ne taip ir daug. Žinai, jeigu ateini keturiese su vaiku... Keturiese, ta prasme, bet ir žmonės pripranta prie to čekio ir atrodo 100 eurų išleisti vakarieniai, tai čia normalu. Bet čia, žinokit, butelis vyno kem 4 eurai. Kem 4 eurai. Jeigu neimtumėt butelio vyno, tai būtų visiškai nedidelė sąskaita. Taip. Tai mes palikom 120 su arbatpinigiais, nes buvo žiauriai geras aptarnavimas. Mes likom labai patenkinti. Tikrai žiauriai geras. Tai statom 5 žvaigždutės. Pavadinimas restorano apačioj. Važiuodami į Lietuvą atgal, užsukit, pavalgykit, išleiskit paskutinius pinigus ir su ramia sąžine važiuokit į Lietuvą atgal. Ir Lietuvoje valgykit bomžpakius. Juokauju. Mes dabar turim rasti kaip nors Wi-Fi ir surasti kelią atgal namo, nes visiškai neįsivaizduojam, kaip grįžti, nes mūsų viešbutis kitam gale miesto. Tai ieškom Wi-Fi'aus. Nors mes dar visai nedaug matėm Ciuricho, jis jau mums labai patinka. Čia labai gražios gatvelės. Jos tokios jaukios, truputį turistiškos, bet nėra to tokio tūso vaibo. Čia taip gražu, ne? Jo. Bet nepasakyčiau, kad labai yra mažas miestas. Jisai yra didelis miestas. Čia žmonių šitam miestį 400 000, jeigu neklystu. Jisai tikrai didesnis. Žiūrėkit, ferverkas. Ir pažiūrėkit, kokia gatvelė graži, žiauriai fainai. Tikrai didelis miestas ir visi sėdi, žinokit, ramybė tokia, geria šampaną, žiūri į upę ir labai fainai. Kas būtų pas mus, jeigu pas mus prie Balto tiltų gertų žmonės šampaną? Šiaip. Žinai, su kolonėlėm JBL, ten muziką klauso visi. Aš jums noriu vieną pasakyti, galim sau leisti už 120 eurų pavalgyti, bet 110, Karolina mane pataisa, bet už 30 eurų nuvažiuoti iki viešbučio negalim sau leisti, eisim pėsčiom. Mes tikrai galim, bet aš sakau Mariui, davai praseinam 50 minučių, kaip tik miesto daugiau pamatysim. Tai mums čia nepilni 5 kilometrai, gera proga pavaikščioti. Ja. Mes su jumis atsisveikinsim, nes prabėgam. Laukia dabar mūsų naktinis Ciurichas, o jums norim palinkėti gerų kelionių. Labos nakties, gerų kelionių. Mylėkit ir būkit mylimi. Saldžių sapnų.